Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje Šviežios idėjos su Lidl mes atskleisime paslapčių šydą. Šiandien jums parodysiu, kaip išsikepti sultingą viščiuką. Norint, kad viščiukas nebūtų sausas, šefai turi vieną paslaptį. Mes naudojame sūrymą. Jį pasigaminti labai paprasta. Mums reikės 3 litrų vandens. 1 litrui vandens aš naudoju 50 gramų druskos. Vandenį ištirpiname druską, dedame citriną, lauro lapus ir čiobrelį. Viščiuką dedame į sūrymą ir paliekame per naktį šaldytuve. Sūrymas pramarinuoja visą vištą ir neleidžia jai perkepti. Na, o dabar keliaujame į masažų namus ir įtrinsime mūsų viščiuką prieskoniais. Šiek tiek aliejaus, kad sukibimas būtų geresnis. Paskutinis dalykas, ką atliksime dabar, tai surišime mūsų vištą. Vištą surišame tam, kad jinai tolygiai iškeptų. Paskutinis akcentas tai puokštė. Susipjaustome obuolius, į skardą keliauja obuoliai ir bulvės. Viščiukas skrenda į orkaitę 180 laipsnių temperatūroje 1 valandai. O la la. Stebuklingas naujametinis viščiukas jau garuoja ant mano stalo. Na ką, pats laikas pakelti taurę ir atsisveikinti iki kitų kartų. Šiandien tiek, likite su TV3 ir TV8. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.